Labą dieną. Šiandien turime 135 užsiėmimą. Praeitą kartą pradėjome kalbėti apie prieštaravimus Europoje ir karinės sąjungas. Šį kartą pratęsime pirmiausiai apie Prancūzijos ir Rusijos suartėjimą. Taigi, nors Vokietijos ir Rusijos santykiai nebuvo labai geri, tačiau tarp abiejų šalių galiojo bendradarbiavimo sutartis, todėl didesnių problemų nekilo. 1890 metais atsistatydinus kancleriui Bismarckui, imperatorius Vilhelmas II nusprendė pakeisti politiką. Vokietija pranešė nutraukianti sutartį su Rusija. Naujoji Vokietijos vyriausybė, vadovaujama kanclerio Caprivi, manė, kad Vokietijai sudarius karinę ir politinę sutartį su Austrija-Vengrija, bendradarbiavimas su Rusija yra neįmanomas. Kita vertus, Vokietija tuo metu siekė suartėti su Anglija, kuri vykdė antirusišką politiką. Rusija ėmė ieškoti kitų sąjungininkų. Juo greitai panoro tapti Prancūzija. Vokietijos vyriausybė Rusijai įvedė muitus grūdams. Ieškodama lėšų, Rusija kreipėsi į Prancūziją. Todėl jau 1890 metais tarp rusų ir prancūzų buvo surengtos pirmosios derybos, o 1891 metų Liepos mėnesį į Rusijos karinį Kronštato uostą prie Sankt Peterburgo atplaukė Prancūzijos karo laivų eskadra. Prasidėjo slaptas sutarties ruošimas. Prancūzija Rusijai suteikė nemažai kreditų, o vėliau tarp abiejų šalių buvo pasirašyta karinė konvencija, kurioje numatyta, kad kilus karui su trilypės sąjungos valstybėmis šalys padės viena kitą. 1894 metais sausio mėnesį sutartis buvo ratifikuota. Vokietijos vyriausybė nusprendė, kad tokia sutartimi ją norima izoliuoti. Sustiprėję prancūzai gali bet kada pradėti karą ir atsirevanšuoti už 1870 metų pralaimėjimą. Todėl dar 1892 metais Vokietijos kariuomenės generalinio štabo vadas grafas Šlifenas įsakė pradėti rengtis karui dviem frontais – prieš Prancūziją ir prieš Rusiją vienu metu. Apie Rusijos ir Anglijos nesutarimų išsprendimą. Nuolatinis Vokietijos stiprėjimas ir siekis dominuoti kėlė nerimą Didžiajai Britanijai, kuri ilgą laiką nuo Europos valstybių laikėsi nuošaliau. 1896 metais imperatorius Vilhelmas II pareiškė, kad Vokietija turi tapti jūrų valstybė. Admirolui Tirpicui buvo pavesta sukurti tokį laivyną, kuris nenusileistų anglų laivynui. Anglija, norėdama išspręsti nesutarimus su Vokietija, siūlė pradėti derybas dėl laivyno sumažinimo. 1901 metais Vokietijai nesutikus sumažinti karinių jūrų laivyno plėtimo, derybos nutrūko.
Kita vertus, Anglijai nerimą kėlė Rusijos įtakos augimas tolimuosiuose rytuose. Londonas baiminosi, kad Rusija gali siekti įsigalėti Kinijoje. Vykdydama prieš Rusiją nukreiptą politiką, Anglija ėmė ieškoti sąjungininkų. 1902 metais tarp anglų ir prancūzų prasidėjo derybos, kurias paspartino 1903 metais įvykęs Didžiosios Britanijos karaliaus Eduardo VII vizitas Paryžiuje. 1904 metais tarp Prancūzijos ir Anglijos buvo pasirašyta kabutėse santarvės sutartis. Abi šalys susitarė visus ateityje iškilusius nesutarimus spręsti derybomis. Prancūzija atsisakė pretenzijų į Egiptą, o už tai Anglija sutiko, kad prancūzai stiprintų savo įtaką Maroke, į kurį taip pat pretendavo Vokietija. Kadangi Prancūzija jau buvo pasirašiusi sutartį su Rusija, pradėta stengtis likviduoti nesutarimus tarp Anglijos ir Rusijos. Anglijos ir Rusijos suartėjimą paskatino pirmoji Maroko krizė. Vokietijos kancleris Vilhelmas II netikėtai visoms šalims 1905 metais karo laivu atplaukė į Maroko Tangesio uostą. Taip vokiečiai norėjo pademonstruoti savo jėgą ir paspartinti tarptautinės konferencijos dėl Maroko likimo sušaukimą. Prancūzijoje ir Anglijoje toks vokiečių jėgos demonstravimas buvo suvoktas kaip pasiruošimas naujam karui. Konferencijoje dėl Maroko Anglija ir Rusija palaikė Prancūziją. Nors Maroko sultonui buvo garantuotos suverenios teisės, tačiau prancūzams suteikta teisė kontroliuoti Maroko policiją ir finansus. Konferencija parodė, kad Anglijos ir Rusijos pozicijos gerokai supanašėjo. 1907 metais rugpjūčio mėnesį tarp Anglijos ir Rusijos buvo sudaryta sutartis, kuria abi šalys apribojo savo įtakos sferas ir išsprendė buvusius nesutarimus Azijoje. Rusija sutiko nebesikišti į Afganistaną ir paliko jį Anglijos įtakos sferai. Persija buvo padalyta taip. Šiaurinė dalis tapo Rusijos įtakos sfera, o pietinė atiteko Anglijai. Abi šalys sutarė nepretenduoti į Tibetą, kuriame pripažino Kinijos įtaką. Pasirašius šią sutartį, Rusija ir Anglija tapo sąjungininkėmis. Kadangi jau prieš tai buvo pasirašytos Anglijos ir Prancūzijos bei Prancūzijos ir Rusijos sutartys, šios šalys dabar susivienijo į vieningą bloką, kuris buvo pavadintas Antantės sąjunga. Taip Europa suskilo į du priešiškus karinius ir politinius blokus. Klausimai ir užduotys. Pirma, trumpai papasakokite apie Prancūzijos ir Rusijos suartėjimą. Kokios priežastys lėmė Rusijos ir Prancūzijos suartėjimą? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Antra, trumpai papasakokite apie Rusijos ir Anglijos nesutarimų išsprendimą. Kas tai paskatino? Ką žinote apie Antantės sąjungą? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.